Labas vakaras, eteryje krašto naujienos. Trečiadienio vakarą matysite ir išgirsite. Kalnaberžės dvare vyksta neatidėliotini saugojimo darbai. Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje kraujo donorystės akcija. Miuziklas Don Bosco supažindino su šventuoju tapusio kunigo gyvenimu. Kėdainių arenoje linksminosi daugybė nykštukų. Kalėdų seneliai irgi turi mokėti mokesčius. Gruodžio 12 dieną Didžiosios rinkos aikštėje Kalėdų eglės įžiebimo šventė Sninga kalėdos. Nuo 16 valandos Kėdainių rajono mokinių tarybos akcija Prie eglutės sutiksi tai, ko šiąnakt net nesapnavai. Veiks Kalėdų senelio paštas Kalėdinė mugė, kurioje įsigysite rankų darbo gaminių saldumynų. Taip pat laukia koncerno Vikonda įmonių vaišės visiems. Kėdainių konservų fabriko sriuba ir Krekenavos mėsos karštos dešrelės. Vyks Josvainių moterų klubo Aušra, Maltos grupės Kėdainiuose akcija Maltiečių sriuba. 17 valandą Didžiosios Kėdainių miesto Kalėdų eglės įžiebimas. Kalėdų senelis ir jo draugai, mažieji ir jaunieji Kėdainių miesto dainininkai bei šokėjai. Ir koncerno Vikonda dovanotas lazerių šou. Pagrindinis rėmėjas koncernas Vikonda. Partneriai – Pripučiamas filmas, uždaroji akcinė bendrovė Dotnuvos projektai. Organizatoriai – Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių kultūros centras. Gruodžio 9-11 dienomis vyks Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados Geležinis Vilkas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono 1 bataliono kovinės grupės taktinės pratybos. Pratybų dienomis galimas karinės technikos judėjimas Kėdainių rajono keliais. Gruodžio 12 dieną penktadienį 14 valandą Kėdainių mieste Dotnuvos ir Jono Basanavičiaus gatvių skvere bus atidengiamas paminklas skirtas visiems kovojusiems už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimą. Renginio organizatoriai kviečia kėdainiečius dalyvauti paminklo atidengimo ceremonijoje. Kalnaberžės dvare šiuo metu vyksta neatidėliotini saugojimo darbai. Kalnaberžės dvaro sodybos rūmų pastate jau kuris laikas darbuojasi statybininkai. Atliekami neatidėliotini saugojimo darbai, kuriuos finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Plačiau apie kultūros paveldo objekte atliekamus darbus sutiko papasakoti Kėdainių rajono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Rukšienė. Darbus atlieka uždara akcinė bendrovė Domus Antigus. Užsakovo funkcijas atlieka valstybinė įmonė Lietuvos paminklai ir techninę priežiūrą veda techninės priežiūros vadovas Eugenijus Tautkus. Šie darbai turėtų būti planuojama, kad bus atlikti iki naujų metų. Jų vertė 320 000 litų. Šiuo metu atlikti supuvusių gegnių grėbėstų stogo konstrukcijų ardymo darbai ir vidaus patalpų statybinių atliekų valymo ir išvežimo darbai. Baigiami atlikti vidaus ir išorės sienų tvarkymo darbai ir po to, liks atlikti dar stogo konstrukcijų įrengimo darbus ir laikinos stogo dangos uždengimo. Taip pat dar bus atliekami frontono apskardinimo darbai. Pasak paminklausaugininės, atlikus neatidėliotinus saugojimo darbus, Kalnaberžės dvaro sodybų rūmų pastatas bus apsaugotas nuo tolimesnės griūties. Šis pastatas yra perduotas viešajai įstaigai Vilties švyturys, kuri planuoja teikti paraišką įvairiems fondams ir tikisi gauti lėšų Kalnaberžės dvarui atstatyti. Kultūros paveldo departamentas žada valstybės lėšomis parengti dvaro atstatymo projektą, o vėliau padėti valdytojams gauti lėšų reikalingų šiam dvarui rekonstruoti. Kėdainių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje vyko kraujo donorystės akcija. Kraują neatlygintinai davė 11 ugniagesių gelbėtojų. Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai gyvybės gelbsti ne tik vaduodami po autoįvykio mašinose užspaustų žmonės ar išvesdami juos iš gaisravietės, bet ir duodami savo kraują. Šią savaitę priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje plušėjo Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialo medikai. Jiems neatlygintinai kraują davė 11 ugniagesių gelbėtojų. Reikia duoti. Pareiga tokia mūsų. Ir gaisrus gesinti, ir kraują duoti. Gal kažkam išgelbėsime gyvybę. Kiekvienas pilietis supranta, kad
kaip nelaimės atveju kitą kartą tikrai reikalingas tas kraujas ir sakyčiau, kad gera akcija yra. O kitiems patartumėt būti donorais? Taip, kadangi iš tikrųjų nežinai, kada ar tavo artimai atsitiks kažkokia nelaimė ir jeigu nebūtų šitokių akcijų, būtų sunkiau spręsti medikam problemas kai kurias. Norėdami dalyvauti kraujo donorystės akcijoje, kai kurie ugniagesiai gelbėtojai atėjo net atostogų ar poilsio dieną. Donoru buvo ir pats tarnybos viršininkas Virginijus Stogevičius. Jo vadovaujamame kolektyve kraujo donorystės akcija vyko ne pirmą kartą. Ne pirmą kartą išties tokios, sakykime, akcijos nemokamai duot kraują ir kolektyviai jau turbūt kokį 4 kartą. Galbūt mes nepastoviai ten, sakykime, ne kiekvienais metais. Būna tarpas ilgesnis, trumpesnis. Paskutinį kartą davėm iš tiesų prieš kelis metus. Šiemet toks pasiūlymas buvo, pasitarėm, atsirado pritarenčių. Aš skaitau natūralu ir daugelis tą galėtų padaryti. Pasak medikų, žiemą, kai pasidaro slidu, padaugėja traumų ir avarijų. Padidėja ir kraujo poreikis. O donorų niekada nebūna pakankamai. Tad medikai stengiasi kraujo atsargas papildyti važinėdami į darbo kolektyvus ar rengdami donorystės akcijas. Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialo kolektyvas važiuoja į išvykas, į mobilius punktus kiekvieną dieną. Ir mes tiesiog stengiamės, nežiūrint tai, kad galbūt patiem medikam ir sunkiau yra dirbti išvykų sąlygomis, prisitaikyti reikia įvairiuose, kokias gaunam patalpas, tačiau žmonėm yra patogiau duoti darbo vietoje, neatsitraukiant, sugaištant 20-15 kokie 20 minučių, sugaišta žmogus ir jisai duoda kraujo, padaro gerą darbą. O sulaukti, kad ateitų visi į kraujo centro patalpas, tai yra sudėtinga, o kadangi kraujo nėra per daug, tai mes prisitaikom prie donorų, prie būsimųjų donorų. Taip pat atliekam ir šviečiamąją, kaip ir funkciją, atvažiavę pasikalbam ir su tais, kurie dar gal ir abejojo žmonėmis, kurie pamatė, kad bendradarbiai davė, gerai jaučiasi, viskas puiku, mes jiems visiems padėkojam, kitą kartą gal išdrįs ir tie, kurie dar abejojantis buvo. Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialo darbuotojai gali atvykti į bet kurį darbo kolektyvą. Kėdainiečiai kraują gali duoti Kėdainių ligoninėje, o gruodžio 23 dieną nuo 10 iki 14 valandos donorų laukiama miesto seniūnijos patalpose. Tęsime laidą. Vakar Kėdainių arenoje parodytas miuziklas Don Bosco supažindino su šventuoju tapusio kunigo gyvenimu. Kėdainiečiai turėjo unikalią galimybę Kėdainių arenoje pamatyti pasaulinio pripažinimo sulaukusį italų miuziklą Don Bosco. Papasakoti šventuoju tapusio italų kunigo Jono Bosko gyvenimą sumanė muzikinio teatro režisierius Nerijus Petrokas. Jam talkino žinomi operos solistai Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas, Kristina Svirbytė, dramos teatro grandai, Doloresa Kazragytė, Liubomiras Laucevičius, Artūras Sužiedėlis, bei Kauno Vytauto bažnyčios kamerinis choras Cantate Domino ir grupė Roxy Five. Miuziklo organizatoriai sako, kad kunigo Jono Bosko asmuo, intuicija, pedagoginis palikimas yra be galo aktualūs. Pats Don Bosko, jo asmenybė, jo gyvenimo patyrimo palikimas, ta aura, tas toks katarsis, jis nelieka be pėdsakų ir žmonija tikrai matyti ilgai prisimins jį. Ir mes atiduodam duoklę ir praeitį, šitie metai buvo kaip ir jo metais paskelbti ir tas mūsų prisilietimas dirbant šiame projekte, prie tos tematikos, prie to sakralumo tos tematikos iš vienos pusės ir iš kitos pusės labai žemiškų dalykų, suderinimo su tuo išaukštinta dvasia. Tai visus labai palėtė ir mes jaučiamės patys pakylėti. Jau prieš 150 metų italų kunigas Jonas Bosko svajojo apie vaikų ir jaunimo teisės. Jo sukurta ir gyvendinta pedagoginė saugojamoji sistema studijuojama ir praktikuojama visuose 5 pasaulio kontinentuose. Jo sukurta pedagoginė sistema, kuri vadinama saugojamąja, prevencinė sistema, yra pažinta ir įgyvendinama jau 200 metų visame pasaulyje. Jo paliktas dvasinis palikimas, tai yra salezietiškas dvasingumas, kuris
turi didžiulę įtaką jaunimo auklėjime. Šiuo metu pasaulyje dirba 100 000 žmonių pagal šį metodą auklėjimo ir turi įtaką auklėje daugiau kaip 2 milijonus jaunų žmonių visame pasaulyje. Mergelės Marijos vaidmenį atliko populiariosios muzikos atstovė, charizmatiškoji Karina Krysko. Mano vaidmuo irgi toks labai įdomus, žaismingas, sakyčiau, nes Marija čia jinai pavaizduota, čia galbūt ne ta tikroji, o ta, kuri pasirodo sapnuose. Tai jinai šiek tiek tokia labai žaisminga, jinai ir pašoka, nes sapnai būna labai įvairūs žmonių, ten visko gali būti. Pagrindinį kunigo Jono Bosko vaidmenį sukūrė operos solistas Egidijus Bavikinas. Kiekvienas naujas projektas yra įdomus kažkuo ir surandi kažką naujo ir savo, bet šis ypatingas, kad, žinot, tokių vaidmenų nėra daug ir tai pirmasis mano toks darbas vaidinti ne tik kunigą, bet to ir šventą žmogų, tai tikrai neeilinis dalykas ir reikia ieškoti kažkaip labai sudėtinga atrasti savyje kažkokių savybių, reikia vis tiek įsikūnyti į tą žmogų, į tą asmenį, kuris buvo tikrai Italijoje tikrai didvyris ir ne veltui šventasis, padaręs labai daug gerų darbų ir ištraukęs iš skurdo labai daug jaunimo. Svajonė jūsų kiekvieno, svajonė ir mama. Šiandien Kėdainių arenoje linksminosi daugybė nykštukų. Artėjant gražiausiams metų šventėms Kalėdoms, Kėdainių arenoje linksminosi ir Šėlo miesto Lopšelių darželių ugdytiniai. Čia buvo surengta nykštukų fiesta, skirta sportui, sveikatai stiprinti ir futbolo dienai paminėti. Tradiciniu tapęs renginys sulaukė svečių iš Ukmergės ir Jonavos Lopšelių darželių. Mes sulaukėme dar svečių iš Ukmergės ir Jonavos. Tai kaip ir respublikinis renginys. Noriu pasidžiaugti, kad Kėdainių, Lopšelių darželių pasaka, Žilvytis, Aviliukas ir mokyklos darželio obelėlė pedagogės nerimsta ir visgi ryžtasi prieš didžiąsias šventes, kada jų tikrai daug tų renginių įvairių, visgi suorganizuoti ir suburti mus gražiai sporto šventei. O mažieji visada pasiruošę sportuoti su gera nuotaika ir manau, mes šiandien puikiai praleisime laiką. Renginyje vaikų komandos nuotaikingai prisistatė, su puikia nuotaika pasimankštino ir pradėjo estafetes. Kaip sekasi žaisti? Gerai. Futbolą žaidžiam, sportuojam, mankštam dar. Patinka? Taip. Kaip tau patinka šitą šventę? Man patinka, kad mes žaisim futboliuką ir kad mes tai darom. Gerai žaidžiam, kad laimėtume, kad gautume taures ir medalius. Visos vaikų komandos buvo apdovanotos medaliais ir taurėmis. Už galimybę surengti šventę vaikams arenoje renginio organizatoriai dėkingi laikinai einančiam sporto centro direktoriaus pareigas Arnui Argustui. Kalėdų seneliai irgi turi mokėti mokesčius. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad užsiimti Kalėdų senelio veiklą gyventojai gali 2 būdais – įsigiję verslo liudijimą arba įregistravę individualią veiklą. Kalėdų senelio veikla yra sezoninė, trunka labai trumpai, todėl seneliams būtų paprasčiau įsigyti verslo liudijimą, sumokant nustatyto dydžio fiksuotą pajamų mokestį. Specialaus verslo liudijimo būtent Kalėdų senelio veiklai nėra. Dažniausiai įsigyjamas muzikanto paslaugų arba diskotekos vedėjo veiklos verslo liudijimas ir gautos pajamos iš tokios veiklos iki kitų metų gegužės 1 dienos deklaruojamos metinėje pajamų deklaracijoje. Tačiau dirbant su verslo liudijimais iš juridinių asmenų gauta pajamų suma negali viršyti 15,5 tūkstančio litų per kalendorinius metus. Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad su verslo liudijimu dirbantis Kalėdų seneliai negali šių paslaugų teikti tą pačią veiklą besiverčiančioms įmonėms ar įstaigoms. Jeigu Kalėdų senelio veiklą ketinantys vykdyti gyventojai įregistruoja atlikėjo individualią veiklą pagal pažymą, šios veiklos pajamos apmokestinamos taikant 5 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Įmonė, įstaiga ar organizacija išmokanti atlikėjų už paslaugą išskaičiuoja ir sumoka pajamų mokestį į biudžetą.
Metams pasibaigus gyventojas turi apskaičiuoti apmokestinamąsias pajamas, atėmus patirtas išlaidas ir iki kitų metų gegužės 1 dienos deklaruoti per kalendorinius metus išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą bei į biudžetą sumokėti arba susigrąžinti pajamų mokestį. Be to, asmenys vykdantys individualią veiklą su verslo liudijimu arba turėdami pažymą turi mokėti privalomos sveikatos draudimo įmokas. Gyventojams vykdantiems veiklą įsigijus verslo liudijimą ir patenkantiems į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą, tai yra pensinio amžiaus riboto darbingumo asmenims, taip pat dirbantiems pagal darbo sutartį asmenims privalomos sveikatos draudimo įmokos skaičiuojamos tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kurios nurodytos įsigytame verslo liudijime. Įsigijus verslo liudijimą privalomos sveikatos draudimo įmokos mokamas valstybiniai mokesčių inspekcijai, o vykdant individualią veiklą pagal pažymą įmokos mokamos sodrai. Gyventojai sodrai moka ir valstybinio socialinio draudimo įmokas. Tačiau, jeigu Kalėdų senelis teikia vienkartinę paslaugą įmoniai ir nepageidauja registruoti individualios veiklos, įmonė su tokiu asmeniu privalo sudaryti atlikėjo veiklos sutartį. Tokiu atveju už atlikėjo veiklą išmokamos sumos apmokestinamos 15% pajamų mokesčio tarifu, o mokestį išskaičiuoja paslaugą įsigyjanti įmonė. Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad išsami informacija, kaip įteisinti pageidaujamą veiklą, teikiama mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Be to, mokesčių mokėtojai reikiamą informaciją gali gauti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt. Aktualiausia mokesčių inspekcijos informacija krašto naujienų laidose skelbiama reguliariai kas antrą trečiadienį. Po krašto naujienų žiūrėkite kalbos rėtį. Laidelės autorės Akvilė ir Rūta gamins advento valgį – čiulkį iš kanapių. Kuo jos smulkins kanapių sėklas – blenderiu ar smulkintuvu? Sužinokite patys. Vėliau orų prognozė, informaciniai pranešimai bei laikraščio Rinkos aikštė naujausio numerio apžvalga. Ačiū, kad žiūrėjote. Sudie.